Iš Evangelijos pagal Morkų. Vieną vakarą Jėzus tarė savo mokiniams: irkitės į aną pusę. Atleidę žmonės, jie taip jį ir pasiėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos valtys. Tuomet pakilo didžiulė vėtra ir bangos ėmė lietis į valtį, taip, kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį šaukdami: mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame? Atbudęs jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui: nutilk, nusiramink. Tuoj pat vėjas nutilo ir pasidarė visiškai ramu. O Jėzus tarė: kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums dar tebestinga tikėjimo? Juos pagavo didi baimė ir jie kalbėjo vienas kitam: kasgi jis toksai? Net vėjas ir ežeras jo klauso. Tebūnie pagarbintas vardas Jėzaus, kurio gyvąjį žodį tik girdėjote. Sveikinu visus, klausant ir gilinantis į Dievo žodį. Šios dienos Evangelijos ištraukoje vėl girdėjome dar vieną iš mums visiems gerai žinomų Jėzaus stebuklų. Tačiau, kad ir kaip gera skaityti apie stebuklus, mes turime visą laiką prisiminti, jog Jėzus stebuklų nenaudoja nei pasipuikuoti arba pasirodyti, nei kažką įrodyti. Jėzaus stebuklai yra tiesioginis jo žodžio skelbimo tęsinys. To, ką jisai skelbia, patvirtinimas. Žodis iš vienos pusės ir stebuklas iš kitos pusės sudaro vieną visumą. Vieną Dievo atneštąją žinią, gerąją naujieną. Ir štai skyrius, kuriame esame, jį galima būtų pavadinti palyginimų skyriumi, kadangi prieš tai sekančiose eilutėse net ne vieną ir ne du palyginimus Jėzus pateikė kalbėdamas apie tikėjimą ir Dievo karalystę. Ir pasėkoje to Jėzus išplaukė kartu su mokiniais. Kalbėdamas apie palyginimus, Jėzus sako, kad juos sako tam, kad Dievo išrinktieji, kitaip sakant, tie, kurie apsisprendė sekti Dievu, Jėzumi, girdėdami šios palyginimus suprastų, ką Jėzus nori pasakyti. O tie kiti, kurie ateina galbūt tik iš smalsumo, galbūt iš populiarumo arba norėdami ką nors gero tiesiog gauti, jie klausydami taip ir liktų spėliodami. Gera būtų taip lengvai save priskirti šiems išrinktiesiems, kuriems Dievo žodis tampa toks aiškus ir toks paprastas. Ir iš vienos pusės būtume teisūs. Būtumėte jūs irgi teisūs, jeigu jūs esate pakrikštyti. Arba bent jau jeigu esate tos atviros širdies žmonės, kurie ieško tiesos. Tie, kurie ieško Dievo. Galbūt dar nėra suradę Jėzaus Kristus, bet suradę jį, priims į savo širdį ir pasikrikštys. Tačiau iš kitos pusės, kad ir koks krikštas būtų svarbus ir reikalingas mums žmonėms, Dievo veikimo krikšte neužtenka mums išgelbėti. Ir to geriausias pavyzdys yra šios dienos Evangelija. Joje girdime arba matome mokinius, kurie nuolatos seka Jėzumi. Kartu su juo vaikščioja, klauso jo pamokymų, netgi jiems Jėzus atskirai paaiškina kai kurios palyginimus. Mato ir dalyvauja Jėzaus parodymuose stebukluose. Tačiau patekus į nelaimę, jie išsigąsta ir puola prie Jėzus prašydami juos išgelbėti. Iš vienos pusės atrodo viskas tvarkoj, mums reikia Dievo pagalbos ir mes kreipiamės į jį. Tačiau šioje Evangelijoje Jėzus labai aiškiai sako: kodėl jūs tokie bailūs? Iš kur tas bailumas? Nejaugi jums vis dar stinga tikėjimo? Ir šis pavyzdys mums labai aiškiai parodo, jog Dievas veikia. Tačiau Dievas atėjo į pasaulį ne tam, kad padarytų viską už žmogų. Jis atėjo padaryti tai, ko žmogus pats negali padaryti. Tačiau šiame žmogaus išgelbėjime nemažiau svarbus yra žmogaus atsiliepimas ir apsisprendimas sekti Jėzumi visada. Ar tai lengva? Norėčiau pasakyti, kad taip. Tačiau tikrai ne visada. Nei man, nei manau bet kuriam kitam, kuris seka Jėzumi.
Būna, kada yra lengva ir paprasta. Tačiau būna, kada yra atrodo tiesiog nepakeliama ir sunku. Apsisprendimas sekti Jėzumi apima ne tik tai tuos momentus arba tą laiką, kada yra gera, yra patogu, yra malonu, yra netgi galbūt naudinga juos sekti. Bet ir tos momentus, kada yra labai sunku, kada nesinori, kada nėra jėgų, kada yra pavojinga. Tokio sekimo Jėzus iš kiekvieno iš mūsų nori. Ir Jėzus nepalieka mūsų. Jis yra šalimais. Jis nori, kad mes jo šauktumės ir kviestume jį. Tačiau tuo pačiu jisai nori, kad mes tai darytume su tikėjimu. Ne baimės vedami, ne išgąsčio, ne pasitikėjimo, ne pasimetimo, bet tikėjimo vedami. Būkite palaiminti, būkite drąsūs ir būkite ištikimi. Nes Jėzus mūsų niekada nepalieka. Ir jokio šio pasaulio audros, sunkumai negalės nugalėti. Nes mūsų patiriami sunkumai ir sunkumų įveikimas mums ir Dievui tampa patvirtinimu, kad tai, ką mes darome, mums yra labai svarbu. Ir tas, arba jis, dėl kurio mes tai darome, mums šiame gyvenime yra pats svarbiausias.